Jūs man dabar pasakykit, kaip jūs galvojat apginti Lietuvą, jeigu jūs neapsiginat nuo balionų kontrabandinių. Ir, palaukit, aš dar nebaigiau. Nuo kontrabandinių balionų. Ir kadangi jūs žaidžiat kaip vaikai, jūs, reiškia, kaip mokykloje, vyresnis, reiškia, nuskriaudė, jaunesnis bėga pas vyresnį. Taip mūsų ministras nuskrido į Ameriką pas poną Trumpą prašyti pagalbos, kad sustabdytų balionų. Ką jūs galite tai atsakyti? Ačiū labai. Tik tai norim pasakyti, kad balionus pirmiausia stabdo vidaus reikalų sistema. Tai labiau taip. Ir kariuomenės vadas yra ne vieną 10 kartų davęs interviu ir paaiškinęs, kaip kariuomenė padeda. Tai dabar, generolė, jūs padedate valstybės sienos apsaugos tarnybai, su radiolokatoriais aptikti tos balionus, padedat mūsų policijos pareigūnams, taip, karo policija ir taip toliau. Dar kartą pakartokit, kad čia balionai... Jo, mes čia šiek tiek gal jau nukrypam nuo šito regiono specifikos, bet jeigu pilietis klausia, labai paprasti yra atsakymai. Jeigu jūs esate tokie pat aktyvūs ir žiūrite ir skaitote, kas vyksta ir kas yra komentuojama, turbūt suprantate, kad tai nėra labai paprastas dalykas. Kariuomenė gali numušti. Vienos raketos kaina yra 200 000. Kas čia yra? Jo, kas čia yra? Įsivaizduot, jum tai juokas, man ne juokas. Aš rimtai žiūriu. Ir aš čia atvažiavau irgi rimtai pažiūrėti ir su jumis susitikti. Toliau, jeigu galima balionų per naktį, per tą būdavo iki 60. Nu tai skaičiuokit, matematiką išmanot. Todėl tai yra kompleksinės pajėgos. Tai yra ir diplomatija, tai yra ir ekonominis, ir informacinis, ir tik karinis yra viena iš sudėdamųjų dalių. Ką mes dabar, ką Aleksandras pasakė, ką mes darom su tais kontrabandiniais balionais? Pirmiausia, kriminalinė policija triuškina žulikus, kurie užsiiminėja šitą veiklą Lietuvos teritorijoje. Tada vyksta diplomatinis dalykas, o mes padedam su savo patruliavimu, su savo sustiprintais ekipažais padėti policijai, gal net ir čia šitoj vietoj kažkur tai visų pasienių, kurioj vietoj buvo numatytas kontrabandinių balionų paleidimo vietos. Yra paprastas dalykas, tai atmosfera, yra fizika. Balionai yra paleidžiami labai aukštai, iki 6-8 km aukštų. Jau užtenka? Aš galiu, žinokit, kalbėti. Tai va, tai... Viskas. Taip, žiūrėkit, aišku, kad galėtume numušinėti balionus, bet tada neturėtume pinigų kitiems gynybos poreikiams.